Labą dieną, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur ir bet kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominikas ir šiandieną bus kiek kitoks video, nes reikia pataupyti šiek tiek spėjimus, nors aišku, aš iki sezono pradžios dar tikrai išmelšiu visą įmanomą kontentą iš 2025 ir kitų spėjimų. Ir šiandieną apžvelgsime, kas buvo aktualu šią savaitę, būtent Formulės 1 pasaulyje. F1 75 Live renginys, kuriame buvo pristatytos visų 10 komandų dizainai automobilių, kuriuos pamatysime 2025 trasoje. Ir geriausias būdas tai pavaizduoti, tai padaryti tokį mini rankingą, tai yra klasikinis tier listas. Prieš pereidamas prie šių nuostabių ir gražių automobilių, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie patį F1 75 renginį. Tikėjausi, jog bus daug tokio pop kultūros, tokio šou, nereikalingų svečių ir bus labai užtestas, bet man labai patiko pristatymai, labai patiko matyti, kaip kiekvienas komandos pasirenka pristatyti savo automobilius. Vienas kažkokį filmuką pristato, kitos pasirengia rimtą tokį pristatymą, kitos eina per humoro prizmę. Man labai patiko, pavyzdžiui, Sauber panaudojo būgnus, ar ten Williams išėjo Jamesas Valsas be vairuotojų. Aišku, visiems, manau, labai patiko Alpine DJ'us. Tai kiekviena komanda turėjo kažkokio savitumo, kaip jų marketingo komanda sudirbo. Ir dėl to mane šiek tiek nustebino, labai patiko man pats vedėjas matyti visus Formulės 1 pagrindinius veikėjus, lenktynininkus bei komandos vadovus ir kitus žmonės nepatogiose situacijose. Buvo tiesiog nepakartojama, nes mes pripratę tiek Drive to Survive ar aplamai visose interviu matyti, kaip mūsų lenktynininkai tokie tarsi išaukštinti, santūrus, tokie robotiški iš dalies. Na, o čia mes pamatome visų gražumu, nesusipatoginusius. Matome, kaip Charlesas Leclerc'as keistai vandenį geria. Matome, kaip nepatogiai ant scenos užlipęs Christianas Horneris jaučiasi, kai nušvilpinėja. Is that, well, it's fantastic to be here in the O2 anyway, so I hope you... Aplamai, FIA nušvilpinėjimas buvo, tiesiog pasakiškas. Vien dėl šito reginio buvo visas renginys vertas dėmesio. Help make our racetracks around the world safe. The FIA has been instrumental in their efforts over the last... Ir todėl apibendrindamas, norėčiau pasakyti, jog kiekvienais metais šio renginio aš nenorėčiau asmeniškai, nes tai atimtų to žavesio, ką turime iš kiekvienos komandos pristatymo atskirai. Man patinka tas formatas, manau, kad jisai yra teisingas formatas, bet manau, kas 5 metus minėti va šios metinių jubiliejinius renginius, manau, tai puikia pramoga, puikus naujas oro gūsis praskaidrinti tam tikrus jubiliejinius sezonus. Na štai, ir turime pristatytus 10 automobilių dizainų. Manau, esate susipažinę su šia, kaip veikia kiekvienas tieras. S-tier tai yra aukščiausias, A-tier šiek tiek mažesnis, B-tier ir C-tier. Čia per viduriuką, D-tier šiek tiek jau prie dugno, ir F-tier tai yra legendinis pats dugnas, pats baisiausias. Pirmosios komandos dizainą, kurį aptarsime, bus Kick Sauber, nes jų pasirodymas buvo pats pirmas. Kick Sauber, man labai patiko jų klipas, kaip jie pristatė tą automobilį, ir tas automobilis, atrodė pasakiškai tame klipe. Ir kai aš žiūrėjau patį renginį, man tokia kilo mintis, ar čia iš tikrųjų parodys tą, nes visą laiką pristatymo klipukuose kartais labai dažnai apsigauname ir atrodo per gerai. Kai parodė visą automobilį gyvai, jis šiek tiek mane nustebino. Jis tikrai, šitas dizainas yra geresnis negu pernai metų. Tikrai yra patobulėta, man patinka tas toks einantis gradient, tai yra perėjimas nuo tos laimo spalvos į juodą spalvą.
ir duoda tokio žavesio. Vienintelė kritika, kurią turėčiau šitam dizainui, yra tai, jog jis biškiai atrodo kaip žaidime padarytas dizainas, kurį padarytų bet kas kitas savo komandai per F1 24 žaidimą. Aš šitą automobilio dizainą dėčiau į C tierą. Labai svarbus aspektas yra tobulėjimas nuo praeitų metų ir manau, jog šitas automobilis yra tikrai gražesnis negu praeitų metų. Antrasis automobilis, kurį mes turime šiandieną, tai yra Williams. Williams automobilis, jisai nelabai ir skiriasi. Atsirado, aišku, Atlassian naujas rėmėjas ant automobilio šono. Taip pat atrodo pats automobilis šiek tiek šviesesnės mėlynos spalvos. Man labai patinka ir čia yra genialus marketingo triukas. Tai yra Duracell šita reklama, kuri yra ant automobilio viršaus. Man labai patinka šita mėlyna, tokia labai sodri, graži, šviesi. Na ir kaip ir Kick Sauber, taip ir Williams komanda pasirinko tą gradientą, tokį pereinamą iš vienos spalvos prie kitą. Todėl manau, jog šitas automobilis vertas B tier kategorijos. Trečiasis automobilis, kurį pristatė per F175 renginį, buvo Racing Bulls. Ir čia buvo didžiausias wow, didžiausia nuostaba, nes šitas automobilis atrodo fantastiškai. Jis man labai primena Red Bull, kada buvo parengę 2021 Japonijos Grand Prix, kuris taip ir neįvyko dėl COVID problemų. Red Bull nusprendė šitą dizainą atsivežti į Turkiją tais metais ir mes šiemet pamatome vieną tokią mini variaciją, tai yra ant šito Racing Bulls bolido. Labai patinka ta balta spalva, perėjimai, mėlynos spalvos akcentai, Red Bull ženklas klasikinis ant viršaus ir tiek ant priekinio sparno. Pasirodžius Racing Bulls vaizdams trasoje, jis atrodo absoliučiai nuostabiai. Būtų gėda ir būtų skaudu jo nedėti į S kategoriją. Toliau einame prie Haas komandos pristatymo ir ši komanda, kadangi sužinojusi, jog ateina antra amerikiečių komanda Cadillac, nusprendė pasirinkti amerikietišką būdą, amerikietišką kultūrą. Per tą pristatymo filmuką aš tikėjausi, jog bus kažkokių žvaigždžių, galbūt kažkokio stipresnio amerikietiško akcento. Na, bet viskas, ką mes realiai išvydome, tai buvo labai panašus į pernai metų dizainas, tik tais sidepodai, tie vadinami, buvo pakeisti, apverstas spalvos. Patys sidepodai pernai buvo juodi ir tekstas baltas, dabar tekstas juodas, o sidepodai patys balti. Na ir vienintelis tos Amerikos akcentas būtų automobilio tos vadinamos nosį, uždėta Amerikos vėliava. Aplamai balta spalva labai patinka, todėl man jisai labai gerai žiūrisi, bet internete mačiau labai daug mišrių reakcijų, kai kuriems žmonėms labai patinka šitas automobilis, kai kuriems gal mažiau. Man asmeniškai jis rikiuojasi į D kategoriją. Nemanau, jog jis yra aukščiau Sauber, nes jis nelabai ir pasikeitė. Nemanau, jog jis yra aukščiau Williams ir tikrai nėra aukščiau Racing Bulls. Kitas automobilis būtų Alpine. Pats automobilis man labai patinka, kad jie sugrąžino tą mėlyną, kurią turėjo jie 2021-aisiais. Bet man labai keistai žiūrisi ta mėlyna su violetinė, kuri ateina iš BWT rėmėjo. Alpine logotipas irgi toks tarsi ne vietoje atrodo. Kai aš jį pirmą kartą pamačiau, man jisai iš dalies nepatiko, bet kuo toliau, tuo labiau, nežinau, kažkaip prisipratinu prie šio automobilio vaizdo. Todėl šį automobilį aš dėsiu į C kategoriją, aukščiau Kick Sauber. Toliau turime Aston Martin komandą, kuri
tarsi įkūnijo tą Jameso Bondo ir pasitelkė visą Jameso Bondo tematiką. Na, o šis automobilis, galbūt mano nuomonė čia išsiskirs, daugam labai nepatinka. Ta juoda prasidedanti nuo automobilio vidurio ir einant link dugno, sidabrinis akcentas ant pačio automobilio viršaus. Bet man asmeniškai šitas automobilis yra gražesnis negu pernai metų, tas pilnas tas Aston Martin, ta pilna žalia. Man patinka ta juoda, man patinka tie geltoni akcentai, man patinka tas sidabrinis viršus ir todėl aš šitą dizainą, kas kitiem gal būtų nuostaba, dėčiau į A kategoriją, aukščiau Williams komandos. Toliau mes turime Red Bull. Tai Red Bull, duokit minutėlę. Mercedes. Man šitas dizainas yra chaotiškas labai. Atrodo, šio automobilio dizaineriai neapsisprendė, kokia yra pagrindinė spalva. Ar tai yra ta klasikinė tokia sidabrinė, ar tai yra juoda, kurią tarsi įsikūnijo nuo 2020 metų, kai jie turėjo tą žvėrišką automobilį. Ar yra ta Remija Petronas, ta tokia šviesiai mėlyna. Ir man atrodo, jog čia yra tarsi spalvų mišrainė, keista tokia kompozicija. Šitas automobilis, nesižiūri ant tiek gerai, kaip pavyzdžiui pernai metų, kuris man išties patiko. Todėl šitą automobilį aš dėčiau kartu su Williams. Dabar turime Ferrari. Iš viso vakaro pristatymų susilaukė daugiausia heito. Taip, einant nuo priekinio sparno, viskas atrodo puikiai. Ir tada prieiname prie to HP logo. What the fuck is this? Ir dar galinis sparnas su to mėlyno HP logo sulaukia, velniškai didelės kritikos. Man labai patinka ta raudona, ta tokia kraujo spalva, raudono Crimson Red. Jie išlaikė tą dugną karboninį, kuris yra juodas. Priekinis sparnas labai panašus į pernai metų, jie kažką panašaus turėjo. Man išties neužkliūna HP logo. Jis galėtų būti šiek tiek gal siauresnis ir galėtų būti gal mažiau iššokantis iš konteksto. Man labiau užkliūna aplamai visa ta reklamų visuma, nes atrodytų Ferrari turėtų būti tokia santūri, puoselinti savo tradicijas, garbinanti tą raudoną spalvą, o dabar atrodo kaip Times Square'as New York'e, tik tais, kad ne ant ekrano, o ant pačio automobilio. Aš ne dėl HP logo, man HP logo nėra ant tiek blogai, kiek aplamai ta visa reklamų visuma, tų sponsorių visuma, ir todėl aš šitą dizainą dedu žemiau Mercedes, žemiau Williams į B kategoriją. Jis nėra toks prastas, ta raudona tikrai iškerina į viršų, bet dėja dėl tos reklamų visumos aš negaliu tiesiog žiūrėti į visą automobilį taip gražiai. Ir turime konstruktorių čempionus, kurie pasirodė paskutiniai. Tai yra McLaren. McLaren automobilis, nepakito iš pernai metų, pasikeitė skaičių fontas priekyje, o pats automobilio dizainas nelabai pakito. Man McLaren automobiliai nuo pat, kada jie pradėjo 2023-aisiais, tai dabar trečiasis sezonas, jie žiūrisi labai gražiai. Man patinka to oranžinė, kuri labai gražiai sueina su juoda. Tie rėmėjai yra labai gerai įkomponuoti. Man patinka Chrome, kaip yra įpintas į visą šitą automobilį, man patinka, kaip yra Mastercard rėmėjas yra įpintas. McLaren labai gerai su savo dizainu moka įpinti tos savo rėmėjus į automobilį ir padaryti juos taip gražiai ir taip natūraliai. Kad ir tiktų į šią kategoriją, man yra per gražus šitas automobilis, aš įdėčiau į A kategoriją aukščiau Aston Martin. Taigi turime visus 10 išrikiuotus automobilius šiais metais. Tai mano nuomonė geriausias vienareikšmiškai yra Racing Bulls bolidas.
jeigu čia būtų dar daugiau tierų, tai manau, čia kokiamis 3 tierais aukštesnis už kitus likusius. McLaren man yra labai gražus bolidas. Aston Martin, kaip ir minėjau, man yra patobulėjęs, kas būtų galbūt hot take'as. Williams yra labai, man patinka ta sodri mėlyna. Mercedes, kad ir nuostabiai yra ta juoda, šiek tiek savo tą identitetą spalvų yra pametusi savo bolide. Kaip ir minėjau, Ferrari dėl sponsorių visumos ir pertekliaus labai įsišoka ir dėl to yra taip žemai. Nors man visi Ferrari automobiliai yra tiesiog pasakiškai atrodantis. Alpine man nelabai patiko, toks keistas spalvų mišinys. Kick Sauber man iš pradžių labai patiko, bet kuo toliau komandos pristatinėjo savo automobilius, man buvo šiek tiek vis tas reitingas žemėjo ir žemėjo. Haas automobilio aš nesu didelis fanas, man jis vienas prasčiausių, ir Red Bull, tai čia, kad ir ant kiek nuostabus automobilio dizainas, bet come on, mes jau tą automobilį šitiek metų matom. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote, šiek tiek buvo kitoks video, šiek tiek aptarėme šios savaitės aktualijas, ir manau, kitą savaitę sugrįšime su kiek rimtesniu video, nes dar turiu, kaip ir minėjau, išmelžti visą kontentą iš šio sezono spėjimų. Ir kitą savaitę taip pat prasideda F1 komandų jau trasoje Bahreine testavimai. Linkiu jums visiems sėkmės ir iki greito.